Dėkite patiktukus, komentuokite šį postą savo klausimais, kadangi nuo to priklauso, ar aš pratęsiu šią temą toliau. Šiandien turiu vūdų ritualą likimų surišimui, taip pat vūdų ritualą bet kokiam problemų panaikinimui, kuris yra atliekamas kaip tik per rudens lygiadienį. Dabar truputėlį pakalbėkime apie magijos praktiką, apie tokį dalyką kaip vūdų pradmenys. Aš nesiruošiu čia dėti mokymo kursą iškart sakau, bet truputėlį likviduosiu tam tikras spragas jūsų žiniuose, kad jūs suprastumėte, kaip tai atliekama, kaip tai veikia. Čia aš esu paruošęs, nupiešęs pats negeras iš manęs dailininkas, žinoma, bet faktiškai šią sigilę aš naudosiu šiandien ritualui. Tai yra vūdų sigilė, kuri skirta pagrindiniam luo arba demonui, dievybei Papa Legba. Jis taip pat vadinamas Legba, jis taip pat vadinamas kryžkelių karalium, kryžkelių valdovų. Kas ta būtybė yra? Tai yra būtybė, į kurią besikreipiama prieš visus vūdų ritualus, ar tai būtų pozityviam ar negatyviam rakte, visiškai neturi jokios reikšmės. Tokie ritualai yra atliekami labai paprastai, kaip sakant, kreipinys į jį yra malda lukumi, kuri kreolų kalba prasideda nuo frazės Ibaraku Molumba, Ešu Ipaku Mojumba ir taip toliau. Aukos tai yra labai paprastos. Sigilė po panaudojimo, jeigu yra ant popieriaus apipilama romu ir sudeginama, jeigu ne, tai tiesiog apipilama romu. Ir yra tradicija, kaip ir aš darau, tai piešti šią sigilę papildomai ant juodai nudažytos medinės lentos ir piešti su baltom konsekruotom, tai yra teisingai atitinkamai ritualų pašventinamom lentom. Kreida vadinasi pemba ir ją galima užsakyti internetu, kaip ir daugelį vūdų rakandų, arba užsakyti internetu, arba užsakyti pas tos žmonės, kurie tai supranta, kurie tai konsekruoja. Aš užsakau pas savo kolegas, kartais parsivežu iš ezoterikos reikmenų. Tokių dalykų, tarp kitko, yra mūsų kaimynė Latvijoje, Rygoje. Tai yra pakankamai paprasta gauti daugelį reikalingų artefaktų, nors dėl kai kurių reikia pasistengti. Taip, vūdų magija nėra tai, kaip jie piešiama Holivudo filmuose, tai yra visiškai kitokia plotmė, visiškai kitokia filosofija tos srovės, bet nežinau, aš pradėjau praktikuoti 2007 metais, man vūdų būtent atšaka, man tai yra priimtina, mane tai neslėpsiu žavi ir esu tikrai ne vienas Europoje baltaodis, kuris turi bokoro laipsnį ir tą dalyką praktikuoja. Tai va, kol kas tiek pasakiau, dar kartą rodau šią sigilę jums ir laukiu jūsų žinučių dėl ritualo. Sėkmės jums, tebūnie šviesa ir, kaip sako vūdų žiniai, ašė. Sėkmės jums.